Dažnai ieškoma didesnio augimo potencialo už išsivysčiusių rinkų ribų. Tad šiandien panagrinėkime, kaip galima investuoti į sparčiausiai augančias pasaulio ekonomikas. Bet taip pat ir tai, kokių netikėtumų galima tikėtis šiame kelyje. Būtent šis klausimas kyla daugeliu ilgalaikių investuotojų. Kaipgi diversifikuoti portfelį, kaip atrasti naujų augimo galimybių? Pasirodo, atsakymas gali slypėti kaip tik besivystančiose rinkose. Tai kasgi tos besivystančios rinkos? Kalbant paprastai, tai tokie regionai, kur ekonomika auga kur kas sparčiau nei, sakykime, Europoje ar Jungtinėse valstijose. Čia slypi milžiniškas potencialas, bet, kaip netrukus pamatysime, šis potencialas tikrai turi savo kainą. Ir štai čia susidūrėme su pagrindiniu iššūkiu. Svarbu iškart suprasti, kad kalbame apie turto klasę, kuriai būdingi tikrai ekstremalūs svyravimai. Tai tikrai nėra maršrutas ramiam pasivažinėjimui. Gerai, tai kaip ilgalaikiam investuotojui naviguoti tokioje aplinkoje? Įsivaizduokime, kad šioje kelionėje rinkos indeksas bus mūsų žemėlapis, o biržoje prekiaujamas fondas ETF patikimas visureigis. Gerai, pradedam. Pirmas dalykas – žemėlapis. Kaip aprėpti visą šį sudėtingą regioną ir tiesiog nepasiklysti visose detalėse? Bandyti savarankiškai išsirinkti laiminčias įmonės Kinijoje, Brazilijoje ar Indijoje – tai ne tik sudėtinga, bet ir, sakykime, beprotiškai rizikinga. Platus indeksas leidžia išvengti šio galvos skausmo. Jis leidžia akimirksniu įsigyti tūkstančius įmonių vienu pirkimu. O štai čia matome dviejų pagrindinių žemėlapių tipų palyginimą. Standartinis indeksas apima tik didžiausius žaidėjus, tai yra apie 85% rinkos. Bet IMI arba investuojamosios rinkos indeksas, jis yra kur kas detalesnis. Jis apima beveik visą rinką, įskaitant ir smulkias įmonės. Ši diagrama labai aiškiai parodo skirtumą. Tie papildomi 14%, kuris apima IMI, gali atrodyti ir nelabai daug, bet iš tikrųjų tai yra milžiniškas, neatrastas potencialas, kuris slypi būtent mažesnėse įmonėse. Tai kodėl tai svarbu? IMI indeksas prideda apie 1700 mažesnių įmonių. Jos dažnai yra labiau orientuotos į vietinę rinką, todėl geriau atspindi realią ekonomikos būklę. Be to, istoriškai žiūrint, mažos įmonės ilguoju laikotarpiu generuodavo šiek tiek didesnę grąžą. Tai vadinama smulkių įmonių premija. Dabar apie geografiją. Ši skaidrė rodo, kad nors indeksas yra apima 24 šalis, jis yra labai koncentruotas. Kinija, Taivanas, Indija ir Pietų Korėja. Jos kartu sudaro apie 70% viso indekso. Ką tai reiškia? Ogi tai, kad šių 4 Azijos ekonomikų rezultatai turės didžiausią įtaką. Gerai, žemėlapį turime. Pats laikas aptarti ir transporto priemonę, konkretų ETF, kuris leidžia keliauti pagal šį žemėlapį. Susipažinkime. iShares Core MSCI EMI UCITF ETFs arba trumpai IS3N. Tai yra vienas populiariausių ir, kas svarbu, pigiausių būdų investuoti pagal EMI indeksą. Labai svarbu paminėti, kad šis fondas naudoja fizinį replikavimą. Tai reiškia, kad jis realiai nuperka ir laiko visas indekse esančias akcijas. O štai ir vienas svarbiausių skaičių. Metinis valdymo mokestis vos 0,18%. Ilgalaikime investavime maži kaštai yra kritiškai svarbus. Kodėl? Nes jie leidžia didesniai grąžos daliai likti investuotojo kišenėje, o ne atitekti fondo valdytojams. Fondo dydis – daugiau nei 25 milijardai eurų. Tai rodo milžinišką rinkos pasitikėjimą ir užtikrina labai aukštą likvidumą. Kitaip tariant, fondo vienetus galima lengvai pirkti ir parduoti bet kurią darbo dieną. Ir šis skaičius puikiai iliustruoja diversifikacijos mastą. Pagalvokime, fondas valdo akcijas iš maždaug 3000 skirtingų bendrovių. Tai veikia kaip saugumo tinklas. Net jei viena įmonė bankrutuotų, bendram portfeliui tai beveik neturėtų jokios įtakos. Dar vienas privalumas – tai kaupiamasis fondas. Visi gauti dividendai nėra išmokami, o tiesiog automatiškai reinvestuojami atgal į fondą. Taip sukuriamas toks sniego gniūžtės efektas ir leidžiama atidėti mokesčius iki pat pardavimo momento. O dabar apie realybę. Kaip iš tikrųjų atrodo investavimo kelionė besivystančiose rinkose? Prisisekite saugos diržus, nes jie tikrai nebus lygi. Ši citata, man atrodo, puikiai apibendrina besivystančių rinkų cikliškumą. Būna neįtikėtinų pakilimų, bet būna ir ilgų periodų, kai grąža būna labai menka. Būtina tam nusiteikti iš anksto. Pažvelkime į istoriją. Nuo 2000 iki 2010 buvo vadinamasis auksinis dešimtmetis su 54% grąža, bet per 2008 krizę
rinka prarado net 62% vertės. Po to sekė prarastas dešimtmetis su vos 36% augimu. Ir žinoma, staigus 34% kritimas per COVID pandemijos pradžią. Šie skaičiai parodo, kokiems amerikietiškiams kalneriams reikia būti pasiruošus. Be tų rinkos svyravimų egzistuoja ir unikalios rizikos. Geopolitiniai įvykiai, kaip sankcijos Rusijai 2022-aisiais, gali tiesioginė to žodžio prasme panaikinti dalį turto. Staigus reguliaciniai pokyčiai, kaip matėme Kinijoje 2021-aisiais, gali sužlugdyti ištisus sektorius. Ir žinoma, vietinių valiutų kursų svyravimai, kurie nuolat veikia investicijų vertę. Tai kaip suvaldyti visą šį chaosą? Kaip vairuoti tokiame kelyje? Atsakymas yra paprastas. Turėti aiškų ir disciplinuotą planą. Viena veiksmingiausių strategijų yra vadinamasis vidutinės kainos formavimas arba DCA. Principas labai paprastas. Investuojama fiksuota pinigų suma reguliariais intervalais, pavyzdžiui, kas mėnesį. Bet svarbiausia dalis yra trečias punktas – laikytis plano ir nepasiduoti panikai, nesvarbu, kas vyksta rinkoje. Ir štai čia slypė visas DCA metodo grožis. Rinkos nepastovumas paverčiamas pranašumu. Kai kainos krenta, už tą pačią sumą nuperkama daugiau fondo vieneto. Kai kainos kyla, mažiau. Tokiu būdu išvengiama emocingų sprendimų ir kapitalas auginamas sistemiškai. Ir pabaigai, klausimas apmąstymui. Ar tas didesnis augimo potencialas atperka didesnį nepastovumą ir visas rizikas? Na, atsakymas priklauso nuo kiekvieno investuotojo asmeninių tikslų, laiko horizonto ir žinoma tolerancijos rizikai. Tikimės, šią analizę padėjo geriau suprasti, kas laukia šioje kelionėje.